Sveiki. Šiandien esu vėl Latvijoje. Praeitą kartą, kai lankiausi Embutė ir sakiau, kad nuėsiu apžiūrėti, jeigu bus laika, Veina buvusi karinė bazė. Aišku, tada Veina nebenuėjau ir nusprendžiau atvažiuoti specialiai į buvusi karinė bazė ir pasidaryti savo tokį pasivakščiojimą, pažiūrėti, kas yra išlieki, ko nėra. Nors iš palydovų žiūrint, iš tikrųjų matos, kad nieko nėra lieki čia, visi pastatai daug mažai sugriauti, bet yra vienas išliekis bunkeris, katro buvo laikoms arba raketas, arba atominis tos vadinams galvutės. Aišku, enant gal dar kažko pamatysim, apžiūrėsim, bet jeigu nieko nerasim, svarbiausia bus surasti ton bunkerį. Kažkodėl tokių vietų žmonės laika, bet siem medus. Nenoriu čia ilgiau užsibūti, kad nesukondžiot. Bet nemaža tų bičių. Kiek suprantu, ta bazė turėjo būti panaši labai plukštienis. Tokias pat 4 šachtas paleisti raketom. Dabar ten yra didžiausi dūbė ir tų šachtų, nei to, ką pasakyti, pačios bazės, bunkeriaus nebė. Pasitikrinam, ar teisingai anam. Atrodo gera. Čia? Ar ne čia? Kalnioką pastebėjau pat pirmąjį pastatą kažkokį. Be lungų, be dorų, bet labai smalsiai nuėti. Net laiptelė yra. Mes baig sugriūti. Aiškiai matysim, kad čia pavojinga. Ir nelysim. Nu nėra jauku. Bet į tuo pavojaus tik didelį nėra. Kriauklis likučiai. Čia kapitų liks buvęs. Žodžiu nekidamas. Šiandien kapniukų met yra šilta. Karšta diena. Ko norėt vasarą? Nu ir ko aš dar norėjau pasakyti. Man atrodo, kad čia turėtų būti 2 bunkeriai. Bent jau vienas. Ir žiūrėsim, kas iš nulėka. Nors priekį, kaip matau, greičiausiai jau nieko nelėka. Yes. Nu, bent jau yra šansas, kad nors vienas bunkeris ir išliekis. Norėčiau, kad būtų
su visų stogu. Ir tenai įstrigusiem dar šonus durim. Jo. Liuks. Oho. Kokius bunkerius pužemėnius statydavau. Ruske, kad laikyti anus mirti nešuojančius ginklą. Kažkur gegutė. Atidarė duris. Ir anus pastrega ten visam laikau. Ir anus ir labas tuoras. 1, 2, beveik 20, beveik 60 centimetrų. Kažkokį hidraulinį mechanizmą lėkė. Kaip visada turiu savo gerą prožektoriuką. Žinom čia. Bačkų primestų. Bet čia greičiausiai būtų veito mechanizmus, variklis kažkoks, kur darinėdavo duris greičiausiai. Vežimėlis. Bačka. Liuks kažkoks. Gal sargins išėjams buvęs? O, duris. Visas tos betoninis duris. O čia palaikus. Kažkaip net nejaukia. Bačkas. Skersvėjais kajam. Veito. Nekvėpuojam, pabandom pažiūrėti. Nežinau, kad tas duris čia laikos. Nu va, apžiūrėt, vienas bunkeris. Gal rasiu dar vieną. Bet pagal griuvėsius, kiek matau iš toliai, greičiausiai nebėra, nu. Bet mes nenusiminam ir pavakščiam toliau. Gerai atrodo. 2 seinas.
Taip siaura kažkap. Nupriekiam pažiūrėti. Nu blemba, tikus neužgriūs. Neaišku, ar čia vidus pastatą, ar išorį. Tikriausia, kas laik iš bunkeriaus sukriautų va čia. Blemba gaila. Nors gal ir ne iš bunkeriaus, čia labiau kažkokių kuloną kažkokį, štulpą. O čia ir buvo bunkeriais. Gaila, nebė. Enu, žiūri smėgis. Žemė toks akmuo. Labai apvalus. Auga nečiupinėjom mažaką. Ir kažin, kas čia toks sunkelį? Ar žaičiuks ar gyvatė? Tiek ištėžęs, kad net gyvačių nenufilmauju. O, pilna tokių griuvėsių. Net nesinori vakščiuoti. Tada tolumą prasišveit kažkoks pastats. Nuėkiam, pažiūrėkiam. Kaip visur šiukšlių pilna. Žodžiu, einu link mašins, nes niek įdomaus nėra. Plytų krūvas, griuvėse kažkai. Tiesiog net nepilmavau iš tikrųjų. Bereikalinks atvažiavams, bereikalinks pasivakščiams, net ir films greičiausiai nesigaus įdomus. Bet vis tiek, smagu, jeigu pažiūrėjot, smagu, jeigu pateka. Iki kitų kartų. Tik išvažiuonį pastebėjau kulon. Ir čia greičiausiai buvo varta. Kita kulon išvertus, sunkiai matos. Ir plius dar, kaip mums vadinasi, KKP buvusi, ne? Prapusknoj punkt, kaip jis ten ruskė. Kikliai neįsileisdavo, bijodavo. Pasikimbi, net. Būt, kad čia prisirūkė, net į ruskė buvo. Prisigerdau. Oho, kaip butelku. Žodžiu, vad nelendam, niek įdomaus ir labai pavojinga. Taip užmetam akį. Kona čia gerą turėjai. Kažkoks užrašas. Bet bunkių tai nesvietiška daug.